kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Galite paskambinti ar užduoti klausimus. Tai svečias šiandieną yra mokyklos Atradimai, taip? Mokykla. Atradimai. Matematikos mokytojas Mažvydas Alekna. Sveiki. Sveiki. Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime pakalbėti apie mokyklą, apie ugdymą, apie atsakomybę vaikų, apie žalą daromą, ką daryti, kaip rasti sprendimus ir kaip, kad toj šeimoje būtų ir vaikų. Tai dabar sakykit, kaip jūsų mokyklą galėtumėte apibūdinti, kurioje dirbate, ar jinai skiriasi kuo nors nuo kitų mokyklų, ar nesiskiria? Kodėl tai atradimai? Atradimai tai tas pavadinimas kilo, kad iš atradimų džiaugsmas. Reiškia, kad vaikas, jisai pats augdamas, jo gamyklinį nustatymą, mes kaip sakom, kad yra smalsumas, žingeidumas, noras kuo daugiau sužinoti. Ir būtent toj mokykloje mes ir dėgiam tokią kultūrą ir tokią atmosferą, kad vaikas, jisai su džiaugsmu patirtų tos atradimus. Ir čia ir kilo tas pavadinimas. Dabar ar tai programa ta pati ugdymo ar kažkokia specializuota? Tai programa yra ta pati, visos Lietuvoje mokyklos jos įgyvendina bendrasias ugdymo programas, vaikai turi išmokti mokytis matematikos, lietuvių, skaityti kūrinius, užsienio kalbas, visa kita kaip ir kitose mokyklose. Gal yra skirtumas tik tai tuose minkštuose dalykuose, kaip mes žiūrime į patį vaiką, kaip mes rūpinamės tuo santykiu su vaiku. Tie minkštieji dalykai, tai sakyčiau, kad jie skiriasi nuo kitų mokyklų. O sakykit, bendra programa. Ar jūs kaip pedagogė, kaip mokytoja, yra kokių keliančių dalykų nerimą? Kad tai kažkas krypsta į kitą pusę, genderistinės kažkokios idėjos, kurios ten, manau, mums šiek tiek lietuviams svetimos nuo tų mažų metų, jos kreipti į tą pusę. Ar turite kokią nors nuomonę apie tai? Žinokite, kaip sakyti, bendroji programa tai yra pasakyta, ką vaikas turėtų išmokti. Taip. Kita vertus, neišvengiamai mes ugdome ir vertybės mokykloje, ne? Tai pirmoji vertybė tai pas mus yra pagarba, vienareikšmiškai. Ir tai darome kiekvieną dieną per santykius, su vaikų santykius, spręsdami kažkokias iškylančias konfliktus, problemas. Aiškia, laikomės nuomonės, kad nei vienas pagarbos taisyklės pažeidimas, jisai negali būti kažkaip tai praignoruotas ir su tuo yra labai daug dirbama. Ne? Tai mokykla yra tokia, kad kai ateini į klasę, turi priešai save vaikus, kurie žiūri į tave, ta tokia pamokos tikrovė ir darai tai, ką darai. O kaip su patyčiom kovoja? Dabar labai vaikų tarpe tos patyčios, internetas, GPT, tas dirbtinis intelektas, mokytis nereikia, pasiieško ten visokių dalykų, ko tik reikia, ko ir nereikia. Ir tos patyčios vyrauja mokyklose per pertraukas ir netgi pamokų metu ir iš mokytojų tyčiose. Taip, tas tiesa. Pas mus ir į mūsų mokyklą dažnai ateina vaikai iš valstybinės mokyklos, kurie yra nukentėję nuo patyčių. Ką mes darome, tai yra pats principas, kad negali praignoruoti ir kiekvienas atvejis turi būti sprendžiamas. Esame atradę nesmurtinės komunikacijos metodą. Reiškia, tai yra vykdoma mediacija su suaugusiojo pagalba. Reiškia, tie du vaikai ten susipešė ar apsižodžiavo.
jie yra susodinami, susėda kartu su Prieš kitą. suaugusiais. Panašiai. Reiškia, iš kur kyla patyčios, ne, kad kiekvienas mes turime savo poreikius, vaikai tos poreikius turi taip pat. Ir jie, kad tos poreikius įgyvendintų, jie pasirenka netinkamas strategijas, ne, kurios žaidžia kitą žmogų. Tai ir klausia mane vaikų visų pirma, kas įvyko. Aiškiai, vienas papasakoja savo versiją, kitas papasakoja savo versiją. Ar atvirai papasakoja? Na, nieko nedės. Kartais ta prasme, būna ir liudininko, ne? Nu, vaikas niekada nebūna vienas, jisai aplinkui būna, aiškiai. Būna taip, ateina, atsiveda savo ten komandą užtarėjų, savo komandą. Bet žinot, vaikai jie turi labai stiprų teisingumo jausmą. Reiškia, jeigu vaiko tiesiai paklausia, jisai gali, kaip sakyt, nusukti tiesą, negali bandyti pameluoti, bet ta tiesa vis tiek išlenda. Ir mažoji mokyklai, kur vaikas yra suaugusių akivaizdoje, mes tengiamės vaikų, kurie yra toje, siekia tos brandos, nepalikti vienų, jie visą laiką būna suaugusiais, ne kažkas tai būdi. Reiškia, tai pirmiausia papasakoja savo versijas, tada reiškia, klausiam vaikų, o koks buvo tavo poreikis, kaip tu jauteisi. Ir čia yra kartais... Tai darydamas, kaip jauteisi, ne? Jo, kaip tu jauteisi, ne, kai... Arba, reiškia, yra gerai, kai smurtautojas išgirsta, kaip jautėsi jo auka, ne, kad jam buvo skaudu išgirsti kažkokį tai pažeminimo žodį. Na, ir ta tokia akistata su tiesa, dažnai padeda giliau susimastyti, o iš tiesų, ką aš čia pasilgiau, ką mano tas poelgis sukūrė. Ir trečias tada mes klausim, reiškia, kaip tu kitų būdų galėtum tą poreikį savo patenkinti. Ne, kaip tu galėtum pasirinkti kitą strategiją. Reiškia, ir per tai vaikai eina vienas kito pažinimą, geresnį supratimą ir jie tada keičia savo elgesį. Ir mes turim tokių situacijų, kur būna ten toksai berniukas tampia mergaitę už plaukų, o paskui jie patampa labai gerais draugais, nes tiesiog pradeda vienas kitą suprasti. Tai taip, patyčios yra ir kita problema yra, kad ir, reiškia, suaugusio, ne, mes gyvenam patyčių visuomenį, kur tiesiog esame įpratę, menkinti kitą, kartais ne žodžiais, kartais tiesiog veido išraišką, tą kitą žmogų pažeminti ir mums patiems kartais reikia atpažinti, ne, tokius dalykus ir keisti svarbiausia požiūrį greičiausiai į vaiką, ne, nes vaikas jisai irgi yra vertas pagarbos, nepaisant to, kokie ten jo mokymosi pasiekimai, koksai elgesys. Tai matyti tą aukso grūdą vaikė. Ja, bet dabar yra mokykla ir yra namai. Namuose, sako, nėra namų be dūmų, nėra viskas ten būna, kad jau labai gražu ir gerai. Būna tie santykiai įvairūs ir vaikas ateina į mokyklą, ateina visai kitokią aplinką, nei jisai gyvena. Gal kai kur namuose labai švaru, griežta, ir tas vaikas kaip kažkoks tai daiktas, žinot, gražus, padedamas, jis negauna to saviraiškai erdvės. Ir jis ateina į mokyklą, jis atsiveria, jeigu tie draugai priima tokį. O kitas užsidaro ir jis iš vis būna labai sukaustytas viduje. Jis nebūna savimi. Taip, šeima iš tiesų yra pagrindas, kur, reiškia, vaikas auga šeimoje, tai yra, absoliuti tiesa. Praleidžia didžiąją iki 18 metų laiko, praleidžia didžiąją savo gyvenimo dalį namuose ir stebėdamas aplinką, stebėdamas savo tėvus. Ir šeima turi didžiulę ir tikrai nesugriaunamą įtaką. Kai vaikas ateina į mūsų mokyklą, mes duodame susipažinti, reiškia, mokyklos taisyklės ir deklaraciją. Reiškia, taisyklės apie tai, kaip mes susitarę gyventi. Mes įvardinam, kad mes esame bendruomeninė mokykla, mes laikomės tam tikrų taisyklių ir kiekvienas ateidamas į mokyklą įsipareigoja tų taisyklių riboti. Reiškia, kad aš turėsiu atnešti kažkokią indėlį, savo dalį, atsisakyti kažkokio tai savo aš, galbūt aš ten esu pripratęs, nežinau, nieko nesirūpinti, manim pasirūpinti, aš viską gaunu. Reiškia, aš atinu į mokyklą ir, reiškia, įsipareigoju, kad aš gyvensiu, šitą laiką leisiu pagal mokyklos taisyklės.
Bet turbūt sunku vaikui persisiorientuoti ir laikytis tų tvarkų, negu namie. Namie aš įpratęs viską gauti, o čia mokykloje ne, kažkaip tai ir aš turiu duoti. Taip, ir čia šitoje vietoje mes sakome, kad yra labai svarbu vaiko valia. Reiškia, per priėmimo pokalbį mes neklausim tėvų, ar jie nori vaiką leisti į mokyklą mūsų. Mums akivaizdu, kad jie nori, jeigu jie atėjo čia. Mes klausim vaiko. Žiūrėk, čia yra tokia mokykla. Ne? Mes visų mokyklos laikų nesinaudojame mobiliaisiais telefonais. Pas mus yra pagarbos taisyklė. Jeigu tu ją sulaužai, tavęs laukia ilgus auklėjami, tokie saviauklos, kaip sakyt, pokalbiai su asmeniniu kuratorium, su, reiškia, procesai kažkokie. Ar tu to tikrai nori? Ir būna vaikų, kurie pasako, ne, sako, baikit, sako, per pertraukas negalėsiu telefonu pasinaudoti. Ne, man tokios mokyklos nereikia. Mama eina iš čia, sako. Aiškia, kad... Ir mama eina. Ar vis tik tai... Nes vaiko apsisprendimas yra labai svarbus. Jis, aišku, yra kintantis, vaikas yra labai labili sistema, ne, jisai auga ir keičiasi nuolatos. Bet pirmas žingsnis, kad ne mane čia atvarė, o aš pats atėjau ir pasakiau, taip, aš noriu būti iš tos bendruomenės dalimi. Aiškia, aš įsipareigoju kažkokių tai dalykų atsisakyti. Suprantu, kad bus sunku, bet aš stengsiuosi laikytis, ne, aš keisiuosi. Ir aš visada sakau, kad mokykla tai yra ugdymo įstaiga. Reiškia, mes dedam visas pastangas, kad vaikas jisai keliautų to savo augimo keliu. Vaikas turi įdėti savasias ir šeima lygiai taip pat įdėti savo indėlį. Kaip mokykla, man Barbora Veka, 2 klasėje, jauniausia dukra, sako, tėti, ar tikrai, kad mokykla yra antri namai? Kaip jūs atsakytumėte į klausimą? Man labai geras labai klausimas ir atsakymas vėl ateina, reiškia, vėl rugsėjais, vėl vaikai į mokyklą ir aš iš poros vaikų išgirdau, kad tai vienas vaikas buvo mano dukra, kuris sakė, kad tėti, sako, 5 klasė pas mus atėjo, sako, tėti, aš noriu, kad ta mokykla nesibaigtų, aš nenoriu važiuoti namo, aš noriu būti mokykloje, mokytis, čia yra draugai, čia yra tiesiog gera. Ir aš suprantu, kad tada tokia mokykla jinai kaip ir patampa antrais namais. Bet tai gal namie nelabai smagu. Jeigu, sako, aš čia noriu būti, gal namie kažko trūksta? Na, visada sakom, kad, Jeigu nenori namo. Reiškia, vis tiek mokykla yra daug laiko su draugais, reiškia, vėlgi grįšime prie mokyklos ugdymo filosofijos, ne, apie kurią mes čia kalbam apie mokyklą, bet ugdymo filosofija yra pagrindas, ne, kaip sakyt, ant kurios mes statom tai, ką mes darome. Ir mūsų mokyklos pamatiniai akmenys yra esminių psichologinių poreikių atliepimas. Tai yra apsisprendimo teorija, prasme, jinai mokslinė teorija, kuri sako, kad jeigu mes atliepiam esminius psichologinius poreikius, tai didėja žmogaus, bet kurio, ir suaugusio, ir vaiko taip pat, vidinė motyvacija. Būtent vidinė motyvacija, ne išorinė. Ir tie esminiai poreikiai yra autonomija, kompetencija ir prasmingi ryšiai. Tai autonomijai yra, sako, kad, reiškia, aš pats apsisprendžiu daryti dalykus. Ne kažkokia išorinė jėga ten, ar bausmės baimė, ne, ar kažkokia ten super motyvacija. Kompetencija reiškia, kad aš pajėgus daryti dalykus, kuriuos aš darau. Ir prasmingi ryšiai tai yra apie santykį. Tai turbūt turime rezultatą, kad šių poreikių atliepimas jisai ir įgalina vaiką pasakyti, kad aš noriu greičiausiai dėl dukros, tai yra, kad jos yra draugai, jos yra laikas, kuris labai svarbus paauglystėje, ne, ir žinau, galbūt, kad vaikas yra gerbiamas, kad atsižvelgiama į tos poreikius, tai turbūt turime tokį rezultatą. Jo, ateina laikas, mokykla baigėsi, vaikai išeina atostogų, draugai kažkur nutolsta, rugsėjo 1, kaip sakot, sugrįžta visi, bet vis tik tai didžiausias indėlis vaiko gyvenime tai yra tėvų, tai yra šeimoje. Mokykloje draugai, tai linksma, smagu, visa kita, bet namie ugdoma yra pagrindiniai dalykai, tai yra tas darbštumas, rūpestingumas, meilė tarpusavio artimųjų ir taip toliau, ir taip toliau. Vat kaip pagal šiandieninę situaciją, kai tėvai skiria, statistika yra 7 minutės per parą,
Tai kur tą meilę gali vaikas atskleisti ir kaip bendrauti. Ateina, sako, mama, tu man papasakok, pasakyk, nelysk, matai, aš čia užsiėmus, aš čia telefonu žaidžiu, ar ten, matai, aš čia dirbu, aš čia. Visi tiek užsiėmė, visi taip greitai daug nori visko padaryti, kad vaikam nebelieka laiko. Ir tada jisai gal ir ieško, kur jam dėtis. Tai jeigu neturi mokykloje kažkur, tai eina į gatvę susiranda draugus, ne visai gatvėje patys geriausi. Ir tas nuslydimas labai greitas. Ir tėvai, pareis, kur jis dėsis, jisai va čia dar negrįžta, nei ką jis veikia, nei su kuo jisai ten būna. Ar jie ten dabar visokių tų žolių, visokių narkotikų, visokių tų svaigalų prisigalvoja. Kaip va tą jūs bendrą vaizdą mato šiandieną? Ta tėvų žimtumo ir vaikams laiko per mažai skyrimą. Aišku, tie vaikų poreikiai irgi didelį, jie prisižiūri ten visko. Ir gal jie per daug reikalauja, ar čia tėvai per mažai duoda? Na, klausimas didelis, platus ir labai rimtas. Iš tiesų. Aš pats turiu 6 vaikus, tai... Aš 10. 10. Dar jūs jaunas, dar spėsit. Turbūt dėl to apsiribosiu. Aš važiuodamas laidą pagalvojau, kad žmonės, kurie turbūt augina kažkokius tai gyvūnus, jie pasidomi ten, yra dresiravimo mokyklos, yra ten mitybos kažkokie subalansavimo dalykai. O į tėvystę mes dažnai ateinam, tokiam nežinojame, nesupratime. Žmogus iš tikrųjų daug sudėtingesnė būtybė negu ten kažkokia gyvūnėlio priežiūra. Ne? Ir kai vaikas auga, jisai praeina skirtingus amžiaus tarpsnius. Ir kas įdomu, kad tik taip pat tapdamas pedagogu ir atitinkamus mokslus skrimsdamas, aš sužinau apie tos amžiaus tarpsnius ir kad, reiškia, jų skirtingumas ir tada kokie yra vaiko poreikiai einant per tuos laikotarpius. Ir matom, kad viena tendencija, kuri yra be galo grėsminga ir matom jos jau neigiamas pasiekmes, kad vaikam tėvystę pakeičia mobilieji įrenginiai. Ir tą pradeda daryti žmonės nuo labai mažo amžiaus. Vienas sykį tikrai pasibaisėjau, iš prabangaus automobilio išlipo 2 tokie vaikučiai, sakyčiau, žirniukai dar tokie, laikydami planšetės vos ne už save didesnės ir mama, kuri irgi su ten netitraukianti žvilgsnio nuo telefono. Tai kai mes tėvystę pakeičiam mobiliaisiais ekranais, tai tada labai sunku tikėtis, kad kažkoks tai bus geras rezultatas. Pradėkim nuo to. Ir gal čia būtų proga, nežinau, paraginti tėvus, kokio amžiaus jūsų vaikai bebūtų, pasigilinti į amžiaus tarpsnius. Yra Eriksono amžiaus tarpsnių teorija, reiškia pirmieji kūdikio metai, tada yra antras etapas nuo 1 metų iki 3 metų, nuo 3 iki 6, tada mes turime pradinės mokyklos laikotarpį ir paskui jau turime paauglystę, kuri tęsiasi nuo 12 iki 18 metų. Tai gal čia labai nesiplėsiu, bet taip, šeima yra ypatingai svarbu. Tai yra tas laikas, kur vaikas mokosi nemokamas, jisai mokosi stebėdamas suaugusiųjų elgesį ir jį kopijuodamas. Visada mes sakome, kad jeigu šeimos vertybės ir jų nuostatos prieštarauja tam, kas, reiškia, žinot, būna ateina tėvai ir sako, žiūrėkit, mes jums sumokėsime, bet padarykit iš mano vaiko žmogų. Sakom, ne. To, ko jūs nepadarėt, mums tikrai nepavyks. Nes jūs esat pirmieji auklėtojai, ne? Jūs esate tie, kurie šalia vaiko. Vaikas visada seka būtent jumis. Ir reiškia, pagrindinis dalykas, kad tėvų nuostatos, jų vertybinės pozicijos, jos negali prieštarauti arba skirstis nuo to, ką sako mokytojai, ne? Kas yra ugdoma mokykloje. Bet jeigu tą temą panagrinėjus giliau, jūs kreipiatės į tėvus, į šeimas, kurie galbūt klauso ir girdė. Ir ar išgirs žmogus tą pasakymą, jeigu jis taip gyvena? Jeigu jis prie to įpročiai jau tokie, o vaikam labai gerai davė telefoną, sako, žiūrėk, jis man netrukdo. Ir jis, žiūrėk, sėdi. Ir į gatvę neina, nesivalkioja, man visą laiką ant akių. Kaip ramu. Tai aš jam planšetę, telefoną ir jisai sėdi valandą, 2, 5, 8.
Naktį atsikelia, tėvai užmiega, tas už telefono įsijungia ir žaidžiai per naktį, ar ten užsima, nežinia kuo. Ar čia gerai ar negerai? Gal aš tada iš tiesų dar neatsakiau į tą klausimą, ne? Ir turbūt nors atsakyti tiem tėvam, kuriem rūpi vaikai ir jie nori atsakingai žiūrėti savo tėvystę, tik tai galbūt neturi tos informacijos, supratimo ir galvoja, kad jeigu vaikui duosi kažkokį tai įrenginį, tai jisai ten kažkaip tai bus gudrus technologijose. Tai galiu pasakyti, kad ne. Ir trumpai gal aš perbėgsiu, ne? Jeigu mes turime vaiką ten darželinio amžiaus, kai formuojasi smegenis, kiekvienam laikotarpiu formuojasi, yra be galo svarbu smulkioji motorika. Ir vaikas gavęs įrenginį, ne, jisai nebežaidžia. Mes žinom, maži vaikai, jie ima kažkokius tai daikčiukus, ne, ir su pirštų galais dirba. Tai reiškia, kad smegenų formavimus tai turi didžiulę įtaką. Vaikas gavęs telefoną, reiškia, jisai turbūt praranda, kol nemoka skaityti, jis praranda mamos arba tėčio skaitomas pasakas, reiškia, nesiformuoja jo vaizduotė, nes vaizdą jisai gauna iš karto video formatų, greičiausiai kažkokie tai filmukai, ne, gauna gatavą produktą ir jam nereikia įsivaizduoti. Jeigu mes skaitom knygą, tai mes kuriame tos vaizdus savo galvoje. Ir aš savo vaikų esu čia neseniai paklausęs, sakau, ar jums patinka labiau knygos su paveiksliukais ar be? Sako, be. Aš labai nustebau. Sako, mes galime įsivaizduoti, kaip tenai yra. Ne? Tada vaikas, kai gauna telefoną, jisai praktiškai iš karto nustoja skaityti. Ką reiškia skaityti knygas? Reiškia, kad aš skaitydamas knygą mokausi lietuvių kalbą. Aš pamatau žodį ąžuolas 1000 kartą ir aš suprantu, kad ąžuolas rašosi su A nosinė raide. Jeigu aš žiūriu į telefoną, aš to rašyto teksto nematau ir mes matome vaikus, kurie be galo daug vaikų matome, kurie anglų kalbą moka geriau negu gimtąją lietuvių kalbą. O lietuviškai jie tiesiog nebemoka kalbėti, nebemoka rašyti ir žinokit, jie lietuvių kalbą, kuri pripažįstama, kad viena sunkiausių pasaulyje kalbų, jie mokosi kaip užsienio kalbą. Ir teko bendrauti su personalo atrankos specialistais ir sako, su siaubu, sako, kad lietuvių kalbos mokėjimas gramatikos, rašyti be klaidų jau tampa išskirtinė kompetencija, kurią dauguma žmonių jie nebepasižymi. Tai jeigu tęsiant toliau, ne, vaikas gavęs telefoną, jisai praranda domėjimąsi visom kitom sritimis. Bet dar, kodėl vaikas nemoka skaityti, o naršytis jau moka? Ir iš kur atrodo prigimtiniai kažkokie dalykai, tam telefonė ar kompiuteris viską žino, ką jam daryti reikia, nors skaityti nerašyti nemoka. Vaikai labai greit mokosi. Jie yra be galo, ne, jie yra be galo imlus ir taip pat imlus technologijom. Jie gali skirti labai daug laiko tam, kad pasiekti tam tikrą rezultatą. Mes esame apriboti laike, ne, mums laiko visą laiką trūksta. Vaikas gali vieno dalyko siekti ir kelias valandas, jeigu nori. Ir prisiminkim, kad visi, ne, mobiliai telefonai, planšetės, jos suteikia malonumą. Tai yra dopaminas, narkotikas, kurio norisi vis daugiau ir daugiau. Ir tai yra tiesiog priklausomybė, ne, kad vaikas ir tą lengvą dopaminą, kur aš keliais brūkštelėjimais gaunu vis nuolatos didelės dozės dopamino, vaikui yra praktiškai labai lengvai pasiekiamas. O visa kita, kad tas natūralus dopaminas, kuris yra aplinkoje, veikloje, ne, tam, kad laimėčiau varžybas ir patirčiau tą wow, ne, pergalės džiaugsmą, aš turiu įdėti daug sunkių treniruočių. Tai jeigu duodam vaikui telefoną, tai mes pralaimim tas varžybas iš karto pralaimim. Ir vaiko tada jau tie interesai labai smarkiai apsiriboja. Ar įmanoma apriboti? Pavyzdžiui, mano vaikai tai labai jie pyksta ant manęs, nepatenkinti, bet aš vienintelį tai dalyką jau sąžinės, kad aš sakau, padedu telefoną, tu neimk. Viskas. Jisai vis tiek kaip medus, bitė prie medaus. Jis negali jisai. Tada aš paimu užrakinu jas. Tada atkirto mano telefoną, čia jau pyksta, nepatenkinti, sakau, tai ką nors darom, kas jums įdomu. O tai sunku surasti įdomiau negu telefonas. Ką čia daryti reikia? Čia dauguma, manau, tėvų turi tą problemą. Tai
Vaikai turi tą savybę, jie iš tikrųjų yra labai labilus, jie prisitaiko prie aplinkybių, bet tikslas yra ne priversti vaiką, o gauti jo sprendimą, kad žiūrėkit, mes aš noriu išgirsti tave. Ir seniau mes taip darydavom, ateina vasara, atostogos, daug laisvo laiko ir žiūrim, jau mūsų vaikai neria į telefonus. Tada būna žmona juos pasikviečia ir sako, žiūrėkit vaikai, kiek jūs norite laiko prie ekrano. Ir jie paprastai pasakydavo dvigubai mažesnę laiko tarpą, kur aš ten išgirdavau, sakydavau, nesuprantu, kaip jie ištvers su tokiu didžiuliu apribojimu. Kad jų pats noras, ir noras mažiau laiko praleisti, jie prisima tada tą atsakomybę. Supranta, kad negerai. Kitas dalykas, ar mes pasakojam vaikam apie žalą, ar pasakojam vaikam žalą, nuo kurio amžiaus vaikai gali suprasti apie tą žalą. Pas mus ateina vaikai penktokai, kurie įpratę sėdėti telefonuose į tokią mokyklą, kur per pertraukas telefonų netgi nėra. Tu negali ten, kaip sakyti, susirašyti. Bet mainais jie gauna bendravimą, labai daug bendravimą. Jie gauna bendramžius, su kuriais gali veikti, daryti kažkokias tai veiklas. Ir prieš porą metų pas mus buvo pavasarį tie keli naujokai ir, mokykloje yra tokia tvarka, kad kiekvienas vaikas jisai gali inicijuoti taisyklių pakeitimą. Ir jų buvo pasiūlymas, sako, klausykit, hebra, tai pasidarom bent jau per pertraukas, kad galėtumėm tuos telefonus panaršyti, arba ten jau kelias tas pertraukas, ne visas, bet. Ir vaikų buvo paklausta, ką jūs apie tai galvojate. Ir patys vaikai pasakė, ne, sako, mes turime laiką, kur mes turime vieni kitus, mes turime ten kažkokias tai berniukai ten pasportuoja, paspirtukai, kažkoks tai jie nuolatos susigalvoja veiksmą, Ir tada matydami naudą, jie gali atidėti tos telefonus į šalį. Dabar jūs paminėjote, kad papasakot vaikams. Aš manau, kad vaikai visi žino žalą. Jau nuo pat mažų žino, kokia žala tų telefonų, tikrai jie jau girdėję. Žinot, kaip jau mergaitė 14 metų, čia anekdotas toks. Mama sako, su tėčiu kalbasi, sako, klausyk, gal jau pakalbėk biškį apie tos santykius artimesnius, jau su dukra, sako, jau 14 metų. Ateina, sako, žinai, pakalbėjau, bet aš iš jos tiek naujienų išgirdau, kad aš dar daug ko nežinojau. Tai čia yra apie tą telefono žalą. Viską jie žino, jie daug žino iš visos informacijos ir iš interneto ir YouTube ir ko tik nori. Taip, vaikai yra ir žingeidūs. Bet jie nenori to. Gal yra, vaikų, kurie ateina į mūsų mokyklą, mes užduodame 3 klausimus, kurie yra esminiai. Ir tą patvirtina ir psichologai, kad jie yra tiesiog tie klausimai 10. Vienas yra laikas, kur vaikas kiek laiko praleidžia nes vaikas ateina į 5. klasę, jau tam tikri įpročiai yra susiformavę, kur tikrai bus sunku keisti. Vienas yra klausimas, kiek laiko praleidai prie telefono ir jeigu mes išgirstam, kad laikas yra neribojamas, tai mes suprantam, kad bus tikrai nelengva, nes visose kitose srityse vaikui yra nelengva. Jam bus tada sunku ir su mokslais, bus su dėmesio sukaupimu, su rašymu, su mąstymo kažkokiais tai elementais. Tai kiek laiko praleidžia prie telefono. Antras klausimas, ar vaikas lanko būrelius, jeigu lanko, tai kokius ir kaip dažnai. Nes būrelių lankymas yra tas tikrovė, kur vaikas turi padėti į šalį telefoną ir jis yra tada su žmonėmis ir tarp žmonių. Tai tas neformalus ugdymas, jis yra be galo svarbus. Ir trečias klausimas yra apie atsakomybę šeimoje, nes žmogus ateidamas į 5. klasę jau jisai turėtų turėti atsakomybių šeimoje. Tada greičiausiai nebus taip, kad jisai gyvena kaip viešbutyje, jo yra pasirūpinta, yra apšokinėta ir jisai jau geba kažkiek tai prisimti tos atsakomybės. Tai jeigu šeima padarė kažkokį tai indėlį į vaiko ugdymą iki to laiko, tai tada vaikui būna lengviau ir su to telefono klausimu. Mes kalbam dabar apie santykius vaikų tarpusavy šeimoje. Visa tai formuoja politinė atmosfera. Socialinė aplinka, kurią taip pat formuoja politinė įtaka didelė.
Ir politikai, kurie šiandieną valdo mūsų šalį, jau daugiau 30 metų, kažkaip tai nuvairavo gal kažkiek ne ten, kur reikėtų. Ir daug žmonių pasisako, kad mums netinka šitaip. Sako, ne, čia Europos kelias, čia visa tie liberali politika, neoliberali. Manau, kad jinai labai iškreipia tą vertybių požiūrį tokį, kaip katalikų šalies, kaip jūs kalbate apie tokį vertybinį, dorovinį auklėjimą, ugdymą. Bet ta politika mūsų ir ta švietimo sistema šiek tiek į šalį suka. Ir suka tos vaikus, matot, tie visi, kaip tai įgūdžių, tos programos įgūdžiai, kam, kur, kaip jūs atvertina tą visą nukrypimą, sakykime, liberalų. Dabar jau liberalų politikoje neliko tų visų, kurie ten Raskevičių visokių nukrypėlių, bet ta politika vykdoma vis tiek. Na, Ar jums mokykloje yra reikalavimas pedagogų, mokytojams, kad jūs čia turite terpti apie tą visą pasitenkinimų būdus visokius ten? Ne, aš pats matematikos mokytojas, tai gal nežinau taip giliai. Vėlgi, aš labai noriu atskirti tą liniją, kur labai dažnai mes savo energijai skiriame ten kažkokiam tai diskusijom, svarstymui, kas ten ką nusprendė, ar ką reiškia, ką ten politika, kur jeigu, nežinau, aš kartais įsijungiu žinias ir aš galvoju, o Dieve, ta prasme, jūs žmonės tarsi gyvenat, jūs gyvenat, tai yra tas pasaulis, kuri kažką kuri, bet aš esu čia ir dabar, esu labai aiškioj vietoj, esu su žmonėm ir darau savo darbą, tai ką aš turiu padaryti. Ir gal aš čia norėčiau irgi atsireaguoti dar apie vieną tą mūsų mokyklos išskirtinumą, kad mes kaip katalikiška mokykla, mes keliam tikslą auginti dorybės. Ir ilgai ieškojom būdą tą padaryti. Ir pernai metais mes pradėjom, pagal tokią knygą charakterio ugdymas, kur tos dorybės jos yra suklasifikuotos į 24 kategorijas. Ir tai yra daug plačiau negu kad įvardina katalikų bažnyčia. Ir tai yra, iš tikrųjų, kas žmogų daro žmogumi. Tai yra ir optimizmas, ir draugiškumas, ir dosnumas, ir tvarkingumas, ir bendruomeniškumas. Reiškia, įvairiausiais aspektais paimta ir mes paimam vieną iš tų dorybių. Dabar rugsėjo pradžiai prasidėjom nuo tvarkingumo ir dabar tęsiam su bendruomeniškumu. Reiškia, kas yra įdomu, kad toj knygoje tos dorybės yra jos, tarkim, išpjaustytos įvairiais pjūviais. Ir skaitydamas gali labai nustebti ir atrasti naują dalyką, kad tvarkingumas, tarkim, yra meilė artimui. Aš pats taip atradau, man nuskambėjo, wow. Kad aš stengiuosi būti tvarkingas, dėl to, kad aš myliu aplinkinius žmonės ir darau jiem, dalinuosi tuo savo tvarkingumu, kurdamas aplinką. Tai viena vertus mes per įvairius pavyzdžius, ten galbūt filmo žiūrėjimas, galbūt kokio žmogaus pakvietimas į tarkim, klasės valandėlę, supažindinam vaikus ir paskui pakviečiam juos, klausia mane, o kur tau yra sunku, kur tu norėtum paaugti, pasirink kažkokią tai vieną. Pavyzdžiui, aš pasirinkau ir patys ir mentoriai, aš pasirinkau nevėlavimas. Ir labai svarbu ateiti klasę laiku, kad jau paskui, kad mokiniai žinotų, kad į pamoką yra nevėluojama. Tai visų pirma, jeigu nori to iš vaikų, tai turiu pats tada su tuo labai širai 100% pamokų, kad aš nepavėluosiu. Kurioje vietoje aš tą dorybę ugdysiu. Ir ne tai, kad ten kiti vaikai būna tiesiog draugiški, ten visko dalinas ir jam tada yra lengva. Bet jam galbūt yra sunkus susitvarkyti kažkokios tai daiktus, nežinau, lėkštę sudėti ant aplavę papietavus, susitvarkyti po savęs. Ir tada kviečiam vaiką, kad jisai ugdytų tai, kas jam yra sunku. Jisai pasirenka tą fokusą ir stebi, kaip jiems sekėsi. Ir tokiu būdu mes skatinam juos paaugti būtent kaip žmonėmis.
Nu, sakykit, dar kažką norėtų. Taip. Kaip, sakot, pasikviečiat ten į klasę kažkokį tai žmogų, kuris pasidalina savo patirtimi, kažkokį, kuris turi autoritetą, kuris kažką padarė ir kaip tas viskas vyksta. Nes vaikam tie dalykai, aš manau, pakankamai labai įstringa, nes aš matau, kaip grįžta iš kažkokio tai ten ekskursijos ir matė kažkokį tai ten žmogų, kuris augina, kažką daro, kažką gamina. Va, jis taip sakė. Arba ateina, sako, tai va, mokytoja taip sakė. Ir kaip mokytojai tą autoritetą išlaikyti prieš vaikus, kad jisai tas klausytų. Nes kiti neklauso. Vieno žiūrėk, kad ateina į klasę, dūzgia ten triukšmas, atėjo mokytas, kitas tyko. Tai kuo skiriasi o tas mokytojo elgesys, kada vaikai gerbia klauso ir kada neklauso. Sako, ai, šitas tai čia. O jūs kaip mokytojas. Labai geras klausimas iš tiesų. Na, aš pats atėjau į mokyklą prieš 6 metus ir reiškia atrasti, kas yra autoritetas, ne? Kodėl vaikas turėtų manęs klausyti. Ir ne dėl to, kad aš jį galiu nubausti, parašydamas blogą pažymį. Pas mus nėra tokios sistemos. Reiškia, kad aš ten kažkaip tai esu vyresnis, kad aš, nežinau, daugiau uždirbu. ne, jisai turėtų mane gerbti ir vat, atrasti tą dalyką, gerbti ir eiti paskui mane, ar su manim, ne, kad vat, dėl tų kažkokių tai vidinių mano savybių. Tas buvo labai įdomu tie atradimai. Ir reiškia, kad metų eigoje aš supratau, kad be galo yra svarbus santykis. Prieš vaiką negali apsimetinėti. Vaikai mus nuskaito ir jie mato, ar mokytojas jisai falšyvina ar ne, ar jisai sako tai, ką jisai galvoja, kas jam rūpi, ar jam rūpi pažymiai, ar aš rūpiu pats kaip žmogus. Ir, reiškia, tas žvilgsnis į vaiką kaip į asmenybę, vaikai tą labai pajaučia ir tada atsako tuo pačiu, ne, jie, reiškia, santykis ir supratimas, ko tas vaikas iš tikrųjų, kas yra jam svarbu, nes jis yra daug daugiau, ne kažkokios ten matematikos formulės, pažymys už testą, gebėjimas suprasti tą vaiko situaciją, pakalbinti jį, paklausti ne kaip, ar tu išmokai, bet paklausti, kaip tau sekasi. Aš mačiau, kad tu nusiminęs, ne, gal tu turi sunkumų kažkokiu. Gal norėtum apie tai pakalbėti, gal aš tau kažko tai galiu padėti. Būna, reiškia, kad iš tiesų vaikam, nežinau, aš mėgstu pasakoti, aš būna per tas pamokas pripasakoju visokių savo asmeninių istorijų, kurios jom yra be galo įdomu, bet suaugęs žmogus jis dalinasi savo gyvenimu. Tai matematikoje, ką su dalyku, čia yra, žinot, matematikų, bet per tą matematiką, ką aš jau minėjau, ir per kitus mokytojai, kurie nori grūsti tos svetimybės, tai jie visur įdės. Ir matematikoje, vat. 2 mergaitės ir 2 berniukai. Čia gali būti, čia negali būti. Ar čia taip, tai matematika. Jis skaičiuoja vaikas, lygtai jis kalba apie skaičius. O iš tikrųjų įdeda visai svetimus dalykus. Na tai kaip jums per asmenį kažkokį tai savo gyvenimą, per pavyzdžius, kaip jums sekasi su tais vaikais rasti tokią bendrą kalbą, kad jie norėtų ir mokytis, ir jiems būtų įdomu, ir jie išsaugo tą pagarbą. Vaikai yra ar tu svetimybę naudojat įdėti vaikam? Bet žinokit, jiem neįdomios kažkokios tai svetimybės. Mes kalbam apie tą kasdienį gyvenimą, ne, kur aš kaip vyras, aš nežinau, aš galiu pasidalinti kažkokiais tai ūkiniais dalykais, ne, galiu pasidalinti, nežinau, profesijos ieškojimo atradimo dalykais, galiu pasidalinti galbūt reiškia, kad yra daug dalykų, kuriem tikrai yra įdomu. Tikrai įdomu. Ir tas nėra, ne. Bet kaip sudomint, jeigu jam įdomu telefonė. Ne, tos matematikos pamokos nevirsta ten mano kažkokiu tai atsiminimu, autobiografijos pasakojimu. Bet tai dalis gali užtenka kelių epizodų, ne, kur aš savo atvirumu kuriu santykį. Ir santykis yra be galo svarbus. Aš supratau, kad vaikai pamilsta matematiką tada, kai jie pamilsta mokytoją. Ir reiškia, vėlgi, pas mus ateina į atranką, pavyzdžiui, pedagogas, ne, kuris kandidatuoja į kokią mokytojo poziciją ir sako, lietuvių kalba man buvo wow.
nes mano mokytoja buvo wow. Reiškia, kad tas fainas mokytojas, kurio aš turėjau santykį, jisai paskatino mane mokintis to dalyko. Ir tai vaikam yra tada stipru. Jie gali nekęs matematikos, bet jeigu mokytojas yra fainas, nebūtinai aš, jokiu būdu, tada per tai, ne, vaikas ateina ir į matematiką. Bet dabar tų tikrų pedagogų, tų tikrų mokytojų mažėja. Jų dabar labai trūksta. Nežinau, kelių šimtų dabar trūksta iš vis mokyklose mokytojų, kodėl jie neina mokytis, studijuoti, tapti pedagogais, mokytojais. Ar tai nepatraukli profesija, ar tai mato, kad ta iškrypusi politinė sistema jos grūda visai kitą vertybių, tokių, sakykime, dorovinę aplinką, kitą. Sako, aš neisiu, aš ten nenoriu, aš tų visų programų dėstyti vaikam ir aš negaliu peržengti per save, ten tų aiškinti vaikam apie tos lytinius santykius, apie tam, kam tie organai reikalingi, ten čipinėti kažką, tai rodyti. Čia yra labai daug dalykų, kur žmonės atpurto šitie dalykai. Ir šiandieną politikoje kalba apie tai, kad čia reikia kažką daryti, bet nėra kam daryti. Nėra kam mokyti vaikų, nėra mokytojų, nėra politikų atsakingų, kad tie švietimo sistema apskritai susidomėtų, kad tai vaikai yra ateitis, tai geriau vaikai būtų tokie paklusnus, nekeltų problemų, nesupratingų žmogum tai problema. Ypač tokiai politiniai supuvusiai sistemai. Na, atėjęs į mokyklą, aš tikrai supratau, kad pedagogas mokytojas yra darbas pagal pašaukimą, kaip ir gydytoja. Reiškia, kad tie gerieji mokytojai, jie negali be darbo su vaiku. Reiškia, ir tada jau žmogus sprendžia, ne, kad ar tas darbas yra sunkus, aš noriu tą dirbti. Dažnai girdim, kad tėvai buvo pedagogai, mokytojai, seneliai buvo ir irgi jaunas žmogus ateina į mokyklą, vėlgi girdim, kad tėvai, jie ragina, sako, atkalbinėja savo vaikus, kad jie patys būdami mokytojai, kad netaptų mokytojais. Kodėl? Todėl, kad darbas yra sunkus. Na, su didelė klase, jeigu 30 vaikų, nuolatos su trumpom pertraukom, nuolatinis triukšmas, reiškia, ir tai, kad tu visada turi būti pasiruošęs. Nu, mes juokimės, kad kartais atrodo, kad tie mokytojai neserga, jie neturi savo vaikų, kurios palydėtų rugsėjo 1 į mokyklą. Jeigu tu susirgai, tai turi susiorganizuoti pavadavimą, nes tie vaikai vis tiek jie turi judėti į priekį. Ne? Tu visada esi, jeigu ten kokiam kontoriniam darbe pats esu tokių dirbęs darbų, kur ten, nežinau, pirmadienį nesinori dirbti ir sąnariai sunkiai lankstosi, gali eiti gerti kavą, valandą laiko ten kavinukiai savo ten įstaigos. Tai ne, mokytojas jisai skambutis ir tu stovi prieš klasę ir negali būti nepasiruošęs, nes vaikai tą nuskaito, jie jaučia. Ir jeigu ateini nepasiruošęs, tai tada jie tau veda pamoką. Tai tu ir būna tas chaosas. Ir ne tokia, kokios tu norėtum. Tai tas labai greitai paaiškėja. Tai va, tai toksai sunkus darbas, kuris tikrai, sakyčiau, kad yra nepakankamai apmokamas, nes mokytojai uždirba ten tą pusantro, nežinau, didesnius pinigus tik tai dėl to, kad jie pasiima nežmonišką darbo krūvį. Ir mes matom problemą, matom senstančią mokytojų bendruomenę, matom labai mažai žmonių, jaunų žmonių, kurie ateina į mokyklą. Ir aš iš tiesų noriu pasidžiaugti, kad, pavyzdžiui, mūsų mokykla, mums nestinga mokytojų. Pas mus ateina jauni žmonės, jie išsibando, jie pasižiūri, ar jie nori dirbti su vaikais, ar jie nori čia būti, tada įgyja pedagoginį išsilavinimą, auga kaip specialistai ir džiaugiasi galėdami realizuoti tą savo pašaukimą. Dabar kalbant apie populiaciją, apie tos 2050 metus, kur čia yra, kalbamės dažnai, kas bus Lietuvoje, ar bus Lietuva, ar lietuviškai kalbėsim, ar tų vaikų užteks, kurie užaugs, kažkurie tai išeis tėvai jau iš to gyvenimo, seneliai. Ir šiandien pasižiūrėjus į aplinką, tai išeisit iš ryto pasivaikščiot, tai jūs daugiau sutiksit moteriškės ar vyrus su šuniuku, ar 2 ar 3, bet su vaikais, su vežimėliu labai nedaug.
kas čia yra, kodėl, tai kaip sakėt, augintinis auginti yra kažkaip tai žino, kad reiks tą duoti, reikės tą daryti, o vaikai kažkaip tai, bet gal ir nereikia, gal to šeimų jau nebereikia, gal geriau gyventi gali bet kas su bet kuo, šuniukai geriau, mažiau reikalauja. Kas čia įvyko žmonių smegenyse, kad šeima nelabai reikalinga, kad vaikai nelabai reikalingi, tik trukdo, čia tik bėda. Kaip šitą jūs matytumėte problemą? Na. Du sukuria šeimą ir vieną vaiką turi. Tai skaitykit, Tai jie turbūt nežino, kad vieną vaiką auginti yra sunkiausia. 2 vaikus auginti yra daug lengviau. Jie tada neklausia mamą, ką veikti, tėti, kad neturiu ką veikti. Jie žaidžia tarpusavį. Dar geriau, kai tie vaikai yra 3. Bet tada tam vieną vaiką užtenka, nupirka vieną iPhone, ten planšetę ir jisai žaidžia, reikia kelis pirkti. Ir jis su šuniukais eina. Mes patys sukuriam savo problemas, ar ne? Iškia, aš, kaip sakant, kai pirmieji maži vaikai, žinot, vaikui visiškai nesvarbu, ar tos kaladėlės yra tėčio supjautas medinis tašelis, ar ten yra kažkokie firminiai užrašai. Jis vis tiek pasistato tą patį bokštą. Ir kol tik tai iki paauglystės, ar ne, jisai ateina, tada jau svarbu kažkaip tai bendramžiai išsiskirti iš kitų. Reiškia, gal tas mūsų, mes dažnai smulkiuose dalykuose mes ne ten sudedam akcentus. Ir gal tikrai proga priminti, ne, kad jeigu mes kaip valstybė norime išlikti, tai yra 3 svarbiausi dalykai. Tai yra vieta, geografija šalies, yra demografija, tai ar bus tų, kurie gins tėvynę. Ir 3 yra švietimas, ar mes pajėgsime, ne, ar mes turėsime noro, valios ir gebėjimų tą tėvynę ginti. Tai, taip, visuomenė turbūt renkasi tą tokį greitą malonumą, jauni žmonės, jie nenori įsipareigoti, jie nenori prisimti atsakomybės ir pasirenka auginti kokį tai gyvūną. Vėlgi, nežinau, pakviesčiau tokius žmonės paklausti, o po 10, po 20, po 30 metų, kaip aš atsakysiu į tą klausimą, kokia mano gyvenimo prasmė. Ne, ar aš paliksiu kažką tai po savęs, prasmingo, vertingo. Tiek šeimos atžvilgiu, jo. Ar bus kas, kaip sakyti, ar aš kuo turėsiu pasidžiaugti senatvėje, ne, nes kurie vis tiek ateis, ne, ar mane džiugins mano vaikai, mano anūkai, ar aš sukursiu kažką tai prasmingo materialinė prasme, ne, koks bus tas mano darbinis palikimas. Tai kol esam jauni, dažnai apie tai nesusimastom, nesvarstom, einam lengvesniu keliu, gal laikas paklausti, kur tas kelias veda. Bet šiandieną ir santykiuose su tėvais ir vaikais, pažiūrėkit, vaikus užaugina, vaikai išvažiavo į užsienį, paliko tėvus, net palaidot negrįžta. Tai kalbėti apie santykius kažkokius tai normalius kaip šeimoje, jie taip pat yra, aš tai daugiausia kaltinu vis tik tai politikų užduotus uždavinius tiek Seimo nariai, tiek komitetuose, tiek ministerijose. Nesukuriama tai, kad Lietuvoje klestėtų Lietuva. Nesukuriama tai, kad Lietuvoje išaugintų tą žmogų, kad jisai Lietuvą kurtų ir gintų. Kažkaip tai, nežinau, gal jūs kur nors kitur matot priežastis, kodėl iš tos Lietuvos žmonės važiuoja, bėga, va ten Norvegijoje, ten gerai moka, ten dar kažką, tai lyg tai tų pinigų, žinot, arba visai neturi, arba labai mažai. Tai niekad jų ten neužteks. Bet kodėl tokia nebeliko to prieraišumo prie Lietuvos, neliko prie šeimos, prie tėvų? Pažiūrėkit, kiek tėvų vienišų, kiek tų senelių, jau šiandien statistiką aš žiūrėjau, tai baisu. Kiek žmonių vienišų. Ir, aišku, ne tik Lietuvoje, yra ir kitur tokios tendencijos, bet ar nėra įmanoma kažkaip tai sukurti tą dvasinį ryšį tokį, kad nesinorėtų išvažiuoti? Ir kaip žinot, apdainuota Lietuvoje, pažiūrėkit, dainuose, visur kitur,
tėviškė, samanuota, ten traubelį mažais langeliais, ir ten traukia, ir tas medis, kuris ten augo ir užaugo su tavim kartu, ir viskas kažkaip tai artima ir miela, išvažiuoja į užsienį, ten mes uždirbsim daug, paskui rašo, oi, kaip aš prisimenu Lietuvą, oi, kaip aš Lietuvos ilgiuosi. Tai ko tu ten dedi savo pastangas, savo sveikatą, kurdamas svetimą valstybę, o Lietuvoje jau kaip jūs padarysite, tada aš grįšiu. Kas čia per galvose įvyksta, širdyse kažkokia tuštuma, galvoje kažkokie, tai žinot, tik tai doleriai ir ten eurai, ir nebelieka tos meilės, va to visų, kai jūs kalbate apie tą dorovę, apie tas vertybės, visas apie meilę, apie tai daugiau turėtų būti kažkokių, žinot, kalbų, darbų, to parodymų, to palietimo jautraus. Vat jūs kalbat, kad jūsų mokykloje ten kalbat apie tą jautrumą žmogaus, apie tą atvirumą, bet jo tirpsta jisai. Tai vėl turbūt grįžta mane prie žingsnio atgal ir čia yra politikai, o čia yra žmonės, kurie kiekvieną dieną gyvena. Bet čia baisu. Gyvenimą. Čia politikai, čia žmonės. Pažiūrėkit, ką jūs sakot. Bet, tragedija. Politikus išrenka žmonės, kad jie atstovautų. Konstituciją pasiskaityti. Yra įdėstavimas. Vis tiek, kiekviena o čia jų klanas, ne? O čia jūs įsikviskit. Nežinau, kiekvieną dieną aš atsikeliu ir kiekvieną dieną einu gult su mintim, vis tiek, o ką aš šiandien padariau, kad Lietuva būtų, ne? Ką aš padariau kaip žmogus, kad aš, prieš savo sąžinę. Nes aš priimu asmeninius sprendimus ir su labai aiškiom pasiekmėm ir labai mažose dalykuose. Bet tai rūpi tas mokykla, tie vaikai, tas ką jūs veikiat, ką jūs įdedat. Ir nesakau, reiškia, ir tikrai aš būna, ir klystu, ne, kaip visi žmonės, reiškia, aš priimu ir neteisingus sprendimus, bet reflektuodamas juos aš žiūriu, kaip aš galėčiau pasielgti kitaip, nes viskas remiasi į vertybės, kas yra man svarbu. Kokios yra mano vertybės, kuo aš gyvenu. Ir tada aš pagal tai dėlioju savo veiksmus ir kažkaip tai veikiu. Tai turbūt reiktų, jeigu mes tą nuo asmens, perkeltumėm į visuomenę, tai tada reikia klausti, kas mums kaip visuomenė yra svarbu, ko mes norime, kokios mes norime Lietuvos po 10, po 30, po 50 metų. Bet tai turėtų politikai ir to klausimus. To neužtenka, nes tada aš turiu atsakyti į sekantį, ne? Jeigu mes dažnai pasakom, ko mes norim, bet aš neatsakau, o ką aš darysiu dėl to. Tai jeigu kiekvienas iš mūsų atsakytų, o ką aš padarysiu dėl tos Lietuvos, kad jinai būtų tokia, kaip aš noriu, po tokio laikotarpio, tada, manau, ir ta Lietuva pradėtų keistis. Ir jeigu dar apie senus žmonės, tai gal čia panaudodamas progą aš priminsiu tokią lietuvišką pasaką. Gal netiksliai detalės atsimenu, bet reiškia, kaip senelis ėmė ir suseno, sūnus sako, tėvas reiškia senelis, sūnus ir tėvas, 3 kartus. Paėmė rogutės, sako, imk sūnau rogutės, vešim senelį į mišką. Nuvežė į mišką, išvertė į pusnę ir paliko. Ir tegul, taip sakant, ramiai numiršta, nes ką, senas, jau čia naudos nėra, iš jo tik tai duoną valgo, vargas ir tas rogutės paliko. Ir sūnus tėvui sako, tėvai, tai ko tu tas rogutės palikai? Tai sako, tėvas sako, tai nereikia tų rogučių, tai palauk, sako, tai ateis laikas, aš tave į tą mišką vešiu. Tai, turbūt ta pasaka yra apie tai, kad tai, ką mes darome šiandien, mes pasiklojame ateitį savo. Taip kaip mes elgiamės su savo tėvais, tai žiūrėk, kad mūsų vaikai tą pavyzdį paėmė, jie nepasielgtų lygiai taip pat. Bet aš labai dažnai nagrinėju temas šiuose laiduose, kad, pažiūrėkit, vaikas metų laiko, dar jisai tik atėjo į gyvenimą, ir jau į lopšelį, į darželį, paskui jau išgrūdo kažkokius dar iš namų, kad tik nebūtų mokykla, tai yra mokykla jau čia, bet tas vaikas užaugo ten ir jam tie tėvai, niekas. Tai tada jau, kai tu pasenai, tai tave į senelių namus.
kaip tu mus išstūmė iš namų, taip mes, tai to kaip su tom rogutėm. Tai to rogučių reikės tave išvežti. Tai jeigu vaikus atstumė šiandieną ir su jais neturi kontaktų, tai tas vaikas išvažiuoja, ir užsienį išvažiuoja, jis ten jam vienodai. Ta tėviškė, tie namai, tie berželis, vyronėlis prie namų, jam vienodai. Nes jis prie to nepriaugintas, jisai išstumtas, išvežtas į tas pastatus, žinot, kaip beždžionė, sako, kaip tie čia žmonės gyvena, sako, šitie dėžutėse kažkokiose būna, dėžutėse išlipa, važiuoja, kitą dėžutę, dėžučių žmonės. Mes tai va gamtoj gyvenam. Tai va ir čia turbūt, žinot, vaikus išveža, iškiša, o paskui tėvai vaikus. Ir čia galbūt to kontakto nutraukimas tai nuo tėvų priklauso, ne nuo vaikų. Aš žinokit, neįčiau apibendrinimus. Kiekviena šeima yra skirtinga, aplinkybės yra skirtingos. Kartais tėvam pritrūksta gebėjimo, kad pasidomėti, kas yra geriausia. Manau, kad absoliuti dauguma myli savo vaikus, rūpinasi, galbūt nepajėgia duoti to, ką turėtų duoti, dėl nežinojimo arba kažkokių tai galimybių, aplinkybių. Vėlgi, vaikai, juokauju, kad vaikai yra be galo, sakant, tokia, kaip čia pasakyti, jie turi didžiulį išgyvenimo instinktą ir tas gėrio pradas, tas gėrio grūdas, jisai yra pasodintas jų širdyse ir, manau, kad daugumoje atveju tikrai, nežinau, Dievas galbūt kompensuoja tai, ko nesugeba duoti tėvai, kurie irgi būna riboti ir netobuli. Sielos prada, žinot, kai ateina žmogaus siela, atsineša ir kažkokią tai didelę patirtį ir tie žmonės dėl to nevienodi. Ir ta patirtis tėvų perduodama, bet aš, pavyzdžiui, tai sakyčiau, jeigu tėvai nežino, tai gali pasidomėti, bet jie nenori. Jiem geriau linksmiau praleis laiką, butelį ant stalo, draugai, hebros, tie vaikai tik bėda. Ir va tą matydami, paskui vaikai užauga, kad sako, tai kam ir man tų vaikų, kam šitos šeimos, pažiūrėk, tik skandalai, triukšmai namie, geriau aš taip gyvensiu kitoje aplinkoje. Tai tu pagrindą sudėti visą atlaidą mūsų į pabaigą, kas yra svarbiausia, ką norėtumėt pasakyti tiek tėvam, tiek seneliam, kurie galbūt įtakoja ir augina vaikus, nes tėvai išvažiavę, palikę vaikus į užsienį, pinigų užsikalt, po to sukuria kitas šeimas ir lieka tie vaikai bilė kur. Ką palinkėtumėte, ką jūs patartumėte, jūs 6 vaikų tėvas ir tikrai turit patirtį. Pagrindinis dalykas išlaikyti santykius su vaiku. Jisai būna skirtingais amžiaus tarpsniais, bet tai vis tiek yra pagrindas, ant kurio paskui galima pastatyti visą kitą. Ir netgi būna, tėvai jie sako, nesusikalbu su savo paaugliu. Tai visada galima pradėti iš naujo, galima pradėti nuo visiško nulio. Daryti dalykus, kur kartais sakom tėvam, žiūrėkit, jums teks žaisti tos kompiuterinius žaidimus su vaiku, jeigu jisai daugiau nieko nedaro. Bet tai bus būdas užmėgsti kažkokį tai ryšį. Eiti kartu su juo, ten, kur jam įdomu. Tada jūs pradėsite kalbėtis, tada jūs pradėsite po truputį susikalbėti. Tada vaikas pradės išgirsti ir jūs. Taip, santykis ir laikas, kuris brangus, kurio yra mažai, bet jis yra būtinas, bet kaip ir bet kuriam ryšiui, kaip mes jį norime kurti. Bet jeigu jau lieka tik tai jau nuo paauglystės ieškoti kontaktų, o kol jis iki paauglystės augo, tu jo nematėjai, tai irgi turbūt sudėtinga. Pagarba dingsta, pasitikėjimo nėra kontakto ir svetimi žmonės. Taip sudėtinga, tas yra tiesa, tokia yra tikrovė. Bet sakau, vaikas, jisai ypač paauglystėje, jisai auga, jis perina kelias tapatumo formavimosi šitas stadijas, kuris vis patampa vis kitu aš, ieško savęs ir reiškia, nenuleiskit rankų, mylėkit savo vaikus, linkėkit kitiem ko geriausia ir skirkite laiką. Žodis mylėti ir gyvenime mylėti. Tikrai rūpintis yra labai skirtingi dalykai. Ar tas žodis mylėti, nuvalkėtas, pasidarė kaip frazė, nieko nereiškia. Man asmeniškai mylėti yra tarnauti, kur aš skiriu savo laiką, skiriu savo jėgas, nelaukdamas atlygio. Tai va čia yra ta tikroji meilė.
Jo, taip, kad nepraraskit kontaktų su savo vaikais, kaip jie bebūtų, kokie atrodo jie negeri, iš tikrųjų visi vaikai geri. Ir tik tai tėvai galbūt daug padaro klaidų, kad tie vaikai po to pradeda nebūti geri jų akimis. O iš tikrųjų kiekvieno žmogaus yra siela, širdis ir, kaip jūs sakot, kiekvienas turi atsinešęs tą Dievo pradą, kurį reikėtų ir saugoti. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva laida. YouTube Pūkas TV galite ją rasti, pažiūrėti, o svečias buvo matematikos mokytojas, mokyklos, kokie jūsų? Atradimai. Mokyklos atradimo mokytojas Mažvydas Alekna ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu gražios dienos, savaitės, metų ir gražiausios santykiuose sėkmės. Iki. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.